Mes patys sukuriam laimę ir patys sukuriam nelaimę. O pats ar esi laimingas žmogus? Kai apie tai negalvoju, man toks jausmas, ir tada ateina visa ta laimė. Nes kai tu jau galvoji, jau yra tavo intelektas. O intelektas dirba ant dualizmo. Aš laimingas, nelaimingas, gerai, negerai. Tokia laimė yra laikina yra. Nes jau tu galvoji, tu jau, galim sakyti, spekuliuoji savo, aš laimingas. Tu save jau, spekuliacija. O kai tu negalvoji, žinai, o tie momentai, kai tu negalvoji, ir yra, man toks yra tikra laimė. O antra, kas yra nelaimė? Nelaimė tai irgi yra tas pats Dievas, jis tave irgi moko. Ir neįmanoma nugyventi gyvenimą be nelaimę. Ir kai tas suveiki, tu į nelaimę pradedi žiūrėti kaip į laimę. Nes tave grūdina, tau duoda patirties. Tai yra tas pats medalis iš kitos pusės. Ir tu turi išmokti džiaugtis ir to. Pasaulis yra gana platus, aš taip vadinu, yra labai daug stalčių. Energetika tai yra vienas kažkoks stalčius. Ateini prie komodos, ir tu atsidarai vieną stalčių ir ten gali užsižaisti visą gyvenimą. Ten visokiausių įdomių daikčiukų, ten senovinių, ten visokiausius, kaip įdomu. Ir kai mažas vaikas, ten gali užsižaisti visą gyvenimą. Ten... Bet paskui kažkaip, jeigu sugebi atsitraukti biškį, yra toks labai gražus įsiriškimas, į viską pažvelgti iš paukščio skrydžio, tu pamatai, kad yra ir daugiau stalčių. Atsidarai antrą stalčių, ten yra įdomu. Pažiūrėjau, dar yra stalčių, dar trečias, ketvirtas, penktas. Ir tie visi stalčiai tai esi tu. Sakai pasakius, kažkur 10-15 metų aš buvau tų visų tokių netradicinių gydymų, buvau netgi skeptikas. Rimtai. O tikriausiai dėl to, kad pats nebuvau patyręs. Kažkaip nelabai. Ir suprantu, kodėl žmonės netiki tais dalykais. Bet dėl to, kad jie neturi čia patirties. Patys nėra to patyrę. Yra sunku patikėti. O jeigu jie gauna kažkokią informaciją, į tai jie dar abejoja, nes tai yra tik tai informacija. Yra galbūt. Bet jeigu, atsiprašau, informacija paplinta labai, kai daug žmonių tą patį šneka, nieka kita nebelieka, kaip patikėti. Dėl to tai ir atėjo visi dalykai, net vis daugiau žmonių apie tai pradėjo šnekėti ir žmonės praktiškai, gal ne 100%, bet yra manoma, kad apie 100% žmonių serga dėl to, kad yra kažkas įsiderinęs mūsų pultelis. Ir dėl to, norint gydyti, kaip nekeista, aš dėl to ir tos masažus biškai pradėjau mažiau praktikuoti gyvenime, nes supratau, kad daugiau reikia su žmogum bendrauti, šnekėti, dirbti galbūt daugiau su jo psichika. O masažas yra tik tai kaip priemonė įeiti į pasitikėjimą su žmogumi. Man tai yra tik tai antraeilis toks dalykas. Taip, man sakyti, aš savotiškai per masažą žmogų ir apgaudinėju. Vardan gero čia tikslo. Kad išgautų kažkokių, kad jis įsikalbėtų. Masažas yra 95% meilė ir tik tai 5% technika. O jeigu žmonės puola vien į technikas, jie gali daug žinoti, ten daug skaityti, bet pats pagrindas tai yra tas apskaitimas. Žmogus atidirba kažkokią situaciją, jis turi keistis, jis turi įvaldyti kažkokią naują situaciją. Bet jis prie tos senos situacijos yra prisirišęs, jam ten aišku, jis ją pažino, jam yra šilta patogu. Taip kaip ir mums dabar čia. Bet vis tiek reikia eiti malkaitą, ne? Šalta, o nesinorisi. Niūrų. Bet reikia, žinai. Ir tas tarpas, kažkas tavo psichikai keičiasi santykis su pasauliu, jis yra skaudus. Žmonės nemėgsta keistis. Jie bijo to. Kažkas iš pasaulinės atsidaro ir tu nori ar nenori, tu turi eiti apie tą pasaulį. Nes tu turi jį pažinti, žinai, o žmonės to bijo. Ir kai bėga nuo to pasaulio, jie bėga nuo savęs, atsiranda diskomfortas ir žmonės, būsina, sugalvoja tokį žodį, depresija. Skausmas yra, per tą skausmą išeina kažkas. Bet ir kai tu neleidi tam išeiti, tai gaunasi labai blogai.
yra tokia hipotezė, kad taip ir atsirado vėžys. Vėžys atsirado dėl to, kad atsirado labai daug vaistų ir tų vaistų dėka mes bet kokią skausmą užglušinam. O skausmas yra tame, kad tu pagulėtum ir pagalvotum, ką tu negerai darai. Dabar žmonės bijo kančių, jie bėga nuo visokiausių kančių. O tos skausmas kančia yra, galim sakyti, Dievo pagalba, apsauga, kad tu nesusirtum dar baisesnę lygą. Ir žmonės to niekaip nesupranta. Pilna vaistų, jie varo, o paskui gauna ir vėžinę. Bet tai viena iš tokių pačių lengvų tokių formų, tai yra palysti po dušu. Ja. Ir su vandenėliu savo. Pabūt, nes vanduo kaip nekeista, jis ta mūsų, taip vadinama aura, jis čia valo. Arba bent jau, jeigu nėra dušo, darbo metu atsuk vandenį, įkišt rankas ir įsivaizduot, kad tavo mintis, visos tos negeros mintis, kad tau ten ar vaidenės, ar tu įsitikinęs, tos visos negeros mintis, paskui tą vandenį išbėga. Nes energija eina paskui mintis. Ir ką tu galvoji, energija paskui tas mintis ir eina. Netikiu jokią religiją. Kažkiek jau tikiu, bet tai tikiu tik tai į vieną Dievą. Kaip sako, sufijai, nėra Dievo, apart Dievo. Pas mane ateina daug labai žmonių iš skirtingų konfesijų, skirtingų religijų ir visi bando mane įvelti kažkokią savo egregorą. Tai aš ir matau, kai žmonės skaldosi, yra ego. Ką aš darau, yra geriausia. Ateina kitas, ne, pas mus yra geriausia. Žmonės žaidžia su savo ego. O aš jiems taip sakau, mano Dievas yra meilė. Jeigu iš tikrųjų pas tave būtų čia meilė, mes nekalbėtume, kas geriausia, kas blogiausia. Mums būtų neįdomu. Ir tada susimąsto vis. Ir tikriausiai pasirišiu, kuo daugiau meilės. O meilė irgi savaime neateina ir yra tokių, kiti sako, jos ateina netgi ir per tam tikras žinias. O tokias paprastas žinias, tai kuo daugiau stebėti save, savo kūną, savo mintis, neįsivelti tą. Aš tai vadinu, taip, negražus žodis, mėsmalė. Vis dėlto tas pasaulis yra tokia, čia mėsmalė, bet per tą mėsmalę žmogus užsigrūdina ir jis nebereikala čia mes esame. Mes turim kažką užsigrūdinti, kažką pažinti. Ir yra šansas, kad iš tos mėsmalės tu gali išeiti. O išėjimas niekur nereikia eiti, nieką nereikia keisti, nei tos vietos, kur gyveni, nei darbo, nieką nereikia keisti. Tik reikia pakeisti. Tu negali pakeisti paskaitęs nei knygos, tik per gyvenimą, o per visus tos konfliktus, per visus aštrumus žmogus ir keičiasi. Bet kad jis greičiau tą padarytų, jis turi stengtis nesustapantinti, neįti tą kažkokią inerciją, kad jis bėgtų. O kai žmogus bėga, yra labai sena kiniečių patarlė. Vėžlys žymiai daugiau gali pasakyti. Tai kelia negu zuikis. Zuikis lekia, jis nebėga, jis viską bijo. O vėžlys neskamba. Dėl to išminčiai niekur jie neskamba.